Center. And of course we don't drink coffee yet, so we go to that coffee shop. Jau baigiai? Gerai, viskas, Deivis viską papasakojo, kas vyksta ir kur mes einam. Bet jeigu netyčia nesupratot jo anglų kalbos, tai išverčiu. Antra diena Sarajeve. Šiandien oras yra šiek tiek geresnis. Tai einam iki miesto. Iki miesto mums, šito ir aš angliškai nesupratau, 3 kilometrai. Labai prastas pas tave tarimas buvo. Kažkiek vienu žodžiu iki miesto. Paliekam kemperį prie to paties vandens parko, kuriame buvom vakar, nes už parkingą, kaip ir sakė Deivis, toliau tęsiasi mums. Nežinau, nes jeigu viršiai kažkiek valandų, tai tiesiog moki fiksuotą mokestį, tai toliau mums tęsiasi. Tai va, lėkiam iki miesto, apžiūrinėti sostinę Bosnijos. Gerai, šitas išgąstino. Kadangi esam toli nuo centro, tai reikia pavažiuoti su tramvajum, turbūt. Važiuoti reikia net 11 km, o kainuoja mažiau nei eurą. Jo, kainos čia visur geros, tramvajus tik toks atrodo nepatikimas. Kadangi šiandien esam be pusryčių, tai susiradom kavinukę su visai gražiu čia tokiu vaizdu. Aišku, kavinė siūlo tik tais blynus, bet Deivis ir nenuliūdo dėl to. Atsigersim kavytės, pavalgysim blynų ir jau tada eisim apžiūrinėti miesto. Nors iš šitos kavinės irgi visai neblogai matosi visas miesto vaizdas. Visai gražu. Gerai, gal šiek tiek nuvertinau Sarajevą, nes tikėjau, kad čia kažkas bus labai gražaus, bet toks kalnuotas miestas, tai dėl to visai gražių vaizdų yra. Štai tokie laukia mūsų pusrytukai. Nu, neblogai atrodo, nu, vat ko, bet padažų tai jie čia negaili. Jau antrą kartą iš tikrųjų valgom ir šokoladų sirupų tai labai negaili. Tai už 2 kavytės, už 2 blinukus dalinam iš 2, tai čia apie 11-12 eurų. Nu, čia jau net man per saldu. Jau reikia išspausti įdarą iš blyno, nes baisiai saldu. Dar nesu taip daręs. Niekučių turgelis. Nu ir dar vieną turgelį einam apžiūrėti, bet šį kartą jau maisto, daržovių. Gal čia kažkas bus įdomesnio nei kinietiškų niekučių turgelėje. Maistas visas labai panašus, kaip ir pas mus. Nėra kažko labai išskirtinio. Kainos irgi tokios, kaip ir parduotuviai. Akivaizdu, kam siunčiam linkėjimus. Eduardai, į sveikatą. Nu ką, artėjom prie vieno žinomiausių statinių, gal sakyčiau, Sarajevo. Einam pažiūrėti iš arčiau. Tai va toks medinis fontanas, kuris čia garsus, nu, kaip visą laiką, čia su švara tai nelabai jie draugauja. Tai va tiek. O jau balandžių, kažkodėl jie čia visi maitina juos kukurūzais, čia gal pardavinėja kažkur. Taip, nesuteikia labai daug komforto. Mečečių, aišku, labai daug, bet čia visur, kur mes bevažiuojam, visur, kur einam, visur matos, kad labai daug mečečių. Ir dar karts nuo karto jos pradeda visos vienu metu, kaip ir savo maldas per garsiakalbius leisti. Tai taip irgi labai įdomiai. Nu va, palipėjom ant kalno,
kad pasižiūrėti Sarajevą iš viršaus. Daug kas čia matosi susirenka, tokia mini kavinukė. Na, kažko ypatingo čia neparodysim. Tokia jau ta Bosnijos sostinė. Tik tiek, kad dar yra ten tolumoje šiek tiek matosi keltuvai. Su jais galima ten pakilt į kalną, va ten. Ir pasižiūrėti miestą iš daug aukščiau. Nesame mes dabar. Bet nežinau, turbūt nekilsim. Kaip ir iš čia jau labai daug matosi. Tai va tiek. Labai daug čia tokių autentiškų parduotuvėlių, kur viskas blizga. Bet labai gražu, labai kitoks stilius. O, wow. Gražiai. Čia, kiek mačiau, tai ne vien parduotuvėlės, bet ir tokios kaip dirbtuvės vietinės, kur gamina visus šitos. O jėtus, kaip gražu čia visur vidai. Labai gerai, kad iš ryto neprisivalgiam, tik tais užkandom saldumynais, nes čia visur yra daug tradicinių patiekalų ir vienas iš jų tokie pyragaičiai su įvairiais įdarais. Ir būtent čia užradome jau labiausiai tradicinę vietą, kur galėtumėm jų paragauti. Tai va, Deivis nuėjo išsirinkti. Tiksliau išsirinkome burek ir zeljanicą. Tai vienas su mėsa, kitas su špinatais ir sūriu. Jau deda Deividui. Pasveria. Ok, įmeta į lėkštę. Nu, čia skuba, nes čia žmonių. Tai be galo daug. Lauke irgi nėra vietos net kur atsisėst, nu, bet sakėme, jau kažkur prie kažko prisiglausim, kaip nors. Okay. Nu va, ragausim tradicinių patiekalų. Jogurtą gal nori dar? Jo, visi čia su jogurtu, arba čia taip airanu. Aš matau, kad jie visi geria su airanu. Tai čia airanas tai toksai tradicinis kefyro ir vandens gėrimas, kiek žinau. Tai mes nelabai tokį mėgstam, bet šiaip daugam ir šalia, man atrodo, jogurto arba grietinės įdeda. Jau paragavom. Šiaip daug kas juos vadina, visus šituos pyragaičius vadina burekais, bet burekas yra būtent tas vienas, kuriame yra įdėta mėsos faršas ir svagūnai. Tai jisai taip ir vadinasi burekas, bet jie visi tiesiog yra pyragaičiai su skirtingais įdarais. Tai vat tas su mėsa be galo primena čia burekus. Ta tešla tokia plonytė, alėjuota šiek tiek, labai primena čia bureko skonį. Tai jeigu vaikštinėsit tom tradiciniam jau gatvelėm Sarajeve, pamatysit va tokią va užkandinę burekčinic. Tai užsukit ir paragaukit. Šiaip skanus ir su špinatais, bet, sakau, tas su mėsa, nu visiškai čia bureko skonis. Labai skanu. Labai skaniai suvalgiam, ypač tą su mėsyte. Beje, kainos čia yra kilogramais surašytos, juos todėl ir pasveria. O už viską sumokėjom 5 euriukus už 2 porcijas. Pigiau jau pavalgyti nežinau, ar įmanoma. Tai žmogui gaunas maždaug 2,50. Ir visai šipsočiai pavalgėm, atėjom užkasti, nes ne visai dar alkani buvom, tiesiog norėjom paragauti, bet visai sakoma būdų pavalgėm. Tai va, tai pigiai prasisukom. Lekiam jau atgal, link kemperiuko, vėl įsėdom į tą patį tramvajų. Užtenka mums Sarajevo. Nu, dar norėčiau ir tai futbolo varžybas pažiūrėti, bet labai sunkiai čia bilietą gaunasi nusipirkti. Tikiuosi nepavyks. Beje, atgal važiuojame irgi su tramvajumi. Į kartą tokiu moderniu, kad net kraunamės telefoną. Ir šiaip, nu nepalyginsi su tokiu, kaip važiavom į priekį. Maždaug taip Bosnija ir atrodo visur. Kai kur žiauriai modernu ir taip gražu, atrodo lyg ką tik viskas padaryta, o kai kur atvirkščiai atrodo lyg, nežinau, būtumėm
90-uosiuose. Tai kaip ir vakar skiau, šiandien į stadioną pažiūrėjo dar Bosnijos ir Hercegovinos aukščiausios lygos futbolo varžybų. Nusipirkau bilietą už 4 eurus. Ten bilietą tiesiog pažymėta per kur įeit, o vietų nėra suskirstyta, tai įei, kur radai laisvą, ten ir atsisėdai. Štai ir olimpinis berods stadionas jų čia. Bilietai šį čia kainavo 4 eurus, tenai šiek tiek mažiau, anoj pusiai ten 5 eurai, čia nais per vidurį šitos 7,5, per po stogelių jau vypai 40 eurų. Apsaugos nemažai, net su lemenėm kariškiai tokie atrodo, kad bus įdomu. TFK Sarajevas yra 3 vieta, aukščiau jau nebepakils, žais šiandien su 8 vieta ir šiandien yra paskutinės šio sezono namų varžybos. Liko dar vienas turas, bus išvykoje. Tai pasižiūrėsim, kaip čia atrodo paskutinės šio sezono varžybos namų arenai. Pasirodo, kad žaidėjai iš tos pusės išbėgs į aikštę, ne kaip visur įprasta iš brangesnių vietų įbėga. Tai toks nedidelis skirtumas kol kas, kiek matau. Futbolas toj prasidės, žiūrovų nėra tiek daug, gal koks 1000 susirinko, gal šiek tiek daugiau. Pirmą kartą matau, kad varžovų komandos neatvyko po kiekvienas gerbėjas, nebent kažkur ten įsimaišęs. Du sirgaliai tai vienus vartus daužo. Po varo peržiūros spėjų bus raudona kortelė namų komandai už paskutinės vilties pražangą ties aikštės vidurių. Ir šiuo metu yra 29 minutė dar tik, 1-1. Nu, va taip va. Taip ir baigęs 1-1. Gana nuobodžiai ir žaidė po to jau, kai gavo raudoną. Išveda teisėjus. Nu va, Deivis jau po fulės. Mes dar užėjome į parduotuvę, apsipirkom visko, nes čia šiek tiek pigiau. Ir apsipirkom kokiom gal 2-3 dienom, nes judame link visų pirma Juodkalnijos, visų antra važiuojame į tokią vietą, kuri bus kalnuose greičiausiai ir greičiausiai ten gali nebūti parduotuvių. Tai apsipirkom iš karto keliom dienom, kad jeigu ką, paskui nestresuot. Ir vat jau lekiam link Juodkalnijos. Nu ir dar žinoma užsipilam kuro Bosnijoje, nes nežinau, ar yra dar kur nors pigesnis kuras negu €7 už litrą. Nu tai atvažiavome jau į savo nakvynės vietą. Šiaip palyginus, kad gan greit sutemo ir keliai buvo tragiški. Tai šaunuolis Deividas Ačiū. Atidirbo šiandien pamainą vairavimo. Pasidarėm dabar arbatėlės ir turim liūdnų žinių, močiute. Tavo arbata jau visai toj baigsis. Šiaip taupėm močiutės žolelių arbatą, naudojam tik tada, kai susergam ar gerklės skauda ar dar kažką. Bet baigėsi visos arbatos. Tai pasidarėm močiutės ir liko jau visai nedaug. Jau turbūt nedatemsim iki Lietuvos. Reikia, kad atsiųstum močiutę mums žolelių. Beje, sužinojom, kad vienas mūsų didysis fanas baigė darželį. Taigi sveikinam tave, Emilį, ir linkime linksmos vasaros. Labas rytelis. Miegojom iš esmės degaliniai, bet visai gražiai, su visai neblogu vaizdu. O mūsų kemperiukas. O atsidarius duris, šiaip visai neblogas vaizdas į upę, į kalnus. Ir tai turbūt buvo paskutinė nakvynė Bosnijoje. Jau, man atrodo, čia prie pat
yra siena su Juodkalnija. O perėjus čia tokį tiltelį atsidūrėme kavinukiai, kurioje papusryčiaujam paskutinį kartą Bosnijoje. Ir dabar jau galim pasakyti, kadangi jau valgom Bosnijai kokį, nežinau, 6-7 kartą, kad būtinai turėkite su savim grinųjų, nes atsiskaityti kortelę, kiek pamenu, nepavyko ne vienoj vietoj. Bet visur priema eurus. Aišku, kartais keičia grąžą, duoda eurais, kartais markiam, kartais klausia, kaip jums patogiau. Tai kaip ir nėra problemos, bet grinųjų būtinai reikia turėti. Parduotuvėse va nekilo problemų, visą laiką atsiskaitinėjom kortelę, o kavinėse jo visai kyla sunkumų. Na, tai Deivis sakė, kad už 500 metrų jau sieną kirpsim. O, ačiū GPS, kaip tik pasisuko. Bet kažkokį čia tokį pusiau kamštį sustojom. Po truputėlį judam, o eilė tai jo, kaip ir prie sienos kirtimo. Gal tiesiog dokumentus užtrunka, kol patikrina, bet po truputį judam. O, įdomus toks tiltelis jungia Bosniją ir Juodkalniją. Tikiuosi neįlūšim. Atrodo, tai kad vos laikosi čia tas tiltelis. Bet viskas, Montenegro! Šiaip ilgokai tikrino dokumentus, bet įleido. Viskas, esam Juodkalnijoj. Oi, nesame Juodkalnijoj. Ten prieš tai buvo Bosnijos siena, dabar tik tais Juodkalnijos. Gerai, šį kartą tikrino daugiau. Mašinos dokumentų paprašė, mūsų klausinėjo daugiau visko. Dabar jau esam Juodkalnijoj. Dar viena šalis. Ei. Tuneliai tai labai neapšviesti. Kaip tik dabar važiuojam pro apšviestą vietą. Na ką, tik pamatėm informacijos centrą, staptelėjom, kad nusipirkti interneto. Tai žinoma buvo Wi-Fi'us. Kaip žinoma, užėjom, paprašėm, tai pasidalino Wi-Fi'umi. Prisijungiam prie interneto, užsisakėm jau dabar Juodkalnijos eSIM kortelę. Visai neblogas planas yra. Mėnesiui 20 eurų, bet užtat už juos gauni terabaitą duomenų. Nežinau, tiek įmanoma išnaudoti. Jau čia maksimum galim viską siūstis, kelti vlogus aukščiausią kokybę ir vis tiek nemanau, kad išnaudosi. Na ir dar būnant tame informacijos centre, kažkaip netyčia užmačiau tokį užrašą, kad privaloma yra užsiregistruoti kaip turistui įvažiavus į Juodkalniją. Na, bet jeigu lieki viešbučiuose, tai viešbučiai automatiškai tave užregistruoja. Bet jeigu jau nelieki viešbučiuose, tada tu turi kaip ir savarankiškai tą padaryti. Ir to nepadarius, kaip ir gresia baudos. Ir visa tai patikrina išvažiuojant iš šalies. Tu išvažiuosi ir pasienyje, taip suprantu, pagal dokumentą patikrins, kiek tu čia laiko buvai ir kur keliavai ir panašiai. Tai pasikalbėjom čia su informacijos centro darbuotoja, tai jinai visą tai padarė mums su mūsų dokumentu, viską užpildė, tai dar reikėjo už tai susimokėti po eurą. Ir dar kadangi esame dabar iš karto
nacionaliniam parke, tai dar ir už nacionalinį parką reikėjo susimokėti, jeigu norime čia miegoti nacionaliniam parke. Tai vat, jeigu keliausit su kemperiu, pasidomėkite daugiau, kažkaip mes nežinom čia šitų dalykų. Pasidomėkite, kokios čia taisyklės regione, kuriame įvažiuojate. Nu ir keliai eina savo. Nu, aišku, kalnai gražu, bet toks siauras kelias, kai iš priekio atvažiuoja mašina, tai vos įmanoma prasilenkti, o visur skardžiai. Aišku, dabar nesimato, dabar atrodo, kad tiesiog miškelis, bet čia kokių, nežinau, 100 metrų skardis. Ir dar tie tuneliai. Tu saviukai. Kopiški nuo kelio pasitraukėt. Pilna vyčių. Aha. Kaip iš čia ant kelio atsigulė? Ne, nu vėl filmuoju kelią jau, kai visus didžiausius skardžius pravažiavom. Aš neįsivaizduoju, kaip tokiose vietose reikia prasilenkti su kitą mašiną. O Dieve, važiuojam abudu, prakaituojam. Prakaituoji, Dieve? Ne. Nu, nesimato, aišku, bet čia, bet tokie skardžiai. Ir toks siauras kelias. Aišku, gražu. Tik ne visą laiką čia pavyksta grožėtis. O Dieve, kaip intensyvų čia. Ui. Okei. Gerai, kad bent šitoj vietoj. Vau, koks prieki kalnas. Eina, sako, gerai atrodo. Vau. Laiminga. Sėdim. Sustojom pafilmuoti kalnų. Girdim tokį puf. Aš tokia sėdžiu, Dievi žiūriu. Sakau, čipsai sprogo. Dievi sako, džiaugies turbūt. Galėsi suvalgyti. Nu, tai dabar valgys, nes buvo nupirkta atsargai. Jo, buvo nupirkta ateičiai, kad turėti dėl viso pikto. Bet girdžiu, kad jaučiu sprogo. Einam tikrinti. Jo, nuo slėgio sprogo. Jau čia jisai putės pakelis, kol sprogo. Įdomu, ar dar kas nors čia pas mus sprogs. Jo, visos pakuotės, kurios būna su kokiam nors dujom, kalnuose iš karto pučiasi, kol sprogsta. Ne, yra buvę tikrai užpilamos sriubos irgi mums nekartą yra sprogusios. Priklauso nuo rūšies, kai kurie nesipučia, matyt, be dujų būna papildomų kažkokių, o kai kurie jo iš karto. Reikia tikrinti visur dabar, nes jeigu nepastebi, sprogsta ir pastebi tik po savaitės, nu tai kaip ir būna pradaryta pakuotė ir jau yra taip mums buvę, kad ir sugenda kai kurie produktai. Tai reikia vis pasižiūrėti. Dar įdomus faktas, bet čia jau ne pirmą kartą. Slėgio kažkodėl pradeda riestis mūsų kilimėliai. Nu čia linoleumas kaip ir sukarpytas, bet va pradeda riestis. Tai atsimenu, praeitą kartą tai buvo visi užsirietę, vat, iki tiek. Dabar žiūriu, va, tik tais pradeda. Na, o staptelėjom pafilmuoti. Važiavom čia kalnais, žiūrim ežeriukas. Prie to ežeriuko sakyčiau, kad laukiniai, gal arkliukai. Nu, neatrodo, kaip jie čia naminiai būtų. Nepririšti, jokių tvorų nėra. Ir mažiukai, va, ten irgi matosi. Galimai laukiniai arkliukai ganosi. Kaip fainai. Nu, labai čia gražu. Aišku, temperatūra irgi nukrito. Kai kirtom sieną ir buvom apačioj, buvo apie 20 laipsnių. Dabar jau 13. Tai iš karto rengiamės. Vėl prasilenkiam, būdami prie skardžio. Geras. Kaip faini. Nu ir mažiukų visai yra.
Nu labai čia gražu, o dieve, nu tik keliai. Ne, labai faini. Va, kaip gražu. Palipėjom truputuką, kaip jau iškart toli gulbė. Geras, labai gražu čia. Eina savo. Tai, kai važiavom į Juodkalnį, iškart pateisino savo vardą šalis. Reiškinti tamsius kalnus. Nu, lietuviškai Juodkalnyje, angliškai Montenegro, kas reiškia tamsus kalnai.